Sveiki, berniukai ir mergaitės. Sveiki, ištroškę zuikeliai. Šiandien mes jums paseksime pasaką. Nepaprastą pasaką. Šiurpią pasaką prieš miegą. Senovės laikuose, tolimoj karalystėj, gyveno vienas karalius su karaliene. Jiedu turėjo vieną sūnų, Joną karalaitę. Kada jau tas sūnus išaugo į 12 metų, jis būdavo vis eina pas savo mylimą vežėją, o ans jam vis būdavo gražias pasakas pasakoja. Ale sykį atėjo pas jį pasakų klausyt, o tas vežėjas jam sako: ar žinai tu, kokią aš tau šiandien pasaką papasakosiu? Neužilgo tavo motina pagimdys dukterį. Tavo bus sesuo. Ji bus baisi ragana. Suvės tėvą ir motiną ir visus žmones aplinkinius. O tu, jei nori nuo to išliktie, tu prašyk nuo tėvo geriausią arklį ir jokie, kur tave akis neša. Tas karalaitis, išgirdęs tokius žodžius, tuo nubėgo pas tėvą ir sako: tėvai, duokit man geriausią arklį, aš josiu pasijodinėti. Tėvas tuo liepė pabalnoti geriausią arklį, o jis sėdęs ant arklio iš jo, kur akis neša. Jojo, 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 jojo. Jojo, jojo, jojo ilgai ten. Trumpai prijojo 2 senas siuvėjas. Prašosi jis pas jais gyvent. Sako tos senutės: kad jau mum neilgai atsiliko gyvent ir siūt. Tik tol mes siūsim, pakol šitą skrynę adatų išlaužysim ir tą skrynę siūlų išsiūsim.
nėr ką jam pakviekti. Joja, joja toliau verkdamas, jojo, ar ilgai, ar trumpai. Prijojo ąžuolvartį, sako, priimk mane gyvent pas save. Mielai priimčia tave, Jonai, karalaitė. Ale kad nedaug jau turiu ąžuolų verstie iš šaknų. O kai pabaigsiu verstie, tai bus mano mirtis. Apsiverkęs karaliūnas nujojo vis tolyn. Prijojo kalnavertį, prašosi pasigyvent, o ant sako jam: karaliūnai, labai priimčia, ale kad jau man atsiliko tik porą kalnų apverst. Kaip tuos apversiu, tai jau bus man galas. Tai ką jis darys? Joja toliau. Jojo. Ir atjojo pas Saulės seserį. Toji jį maloningai priėmė, davė jam valgyti ir gert. Ir ten jam labai gerai buvo. Ale po kiek metų su Myslio keliaut į tėviškę pažiūrėt, kas tėviški girdėt. Prašos jis pas Saulės seserį, kad jį leistų į tėviškę. Tai neleidžia. Ale jis prašosi be kalėjos. Jie jau leidžia. Ale davė jam šepetį, sako: kad šitą šepetį, kur mesi, tai stosis dideli kalnai. Te tau šitas šukas, kad kur jie įsmesi, tai stosis didelė giria. Ir te tau šitą porą jaunų obuoliukų. Jei kas tą vieną obuoliuką suvalgys, nors seniausias jaunus tos. Paėmęs tais dovanas karaliūnas iškeliau. Prijojo prie kalnaverčio ir jau tas baigė paskutinį kalną verst. Karaliūnas metė šepetį, stojos kalnai, remiantis dangų. Tas kalnavertis padėkavojo karaliūnui, sako: dabar vėl turėsiu darbą ant 100 metų ir tol mirt nereiks. Pajojo toliau. Ten ilgai, trumpai prijojo ąžuolvarį ir rado jau paskutinį ąžuolą raunant. Karaliūnas kaip metė šukas, stojo ąžuolinė giria, kad viršūnė siekianti debesis.
pamatęs ąžuolvaris tiek ąžuolų sako: dabar turiu vėl darbo ant 100 metų ir tol gyvas būsiu. Padėkavojo karaliūnui už tai, o karaliūnas nuėjo toliau. Prijojo tas siuvėjas senas, davė jam po tą jauną obuoliuką, tos siuvėjas po tą obuoliuką kaip suvalgė, tai stojo jaunos merginos, rodos, kad niekad senom nebuvo. O tos siuvėjos iš džiaugsmo davė karaliūnui tokią skepetaitę, kad su jai mostert tai stoja užpakalį ežeras. Padėkavojęs karaliūnas nukeliavo namo. O kad atjojo ant dvaro, sesuo patikus jį maloningai sveikino, sako: sėsk, broleli, atsilsėk, o aš eisiu tau pietų pasteliuot. Jis sėdo pakajui ir sėdi. Išbėgo iš palovės peliuks ir prašneko žmogišku balsu, sako: sesuo jau dantis galanda, jau tave tuo suvalgęs. Suvės. Karaliūnas išgirdo peliuko tokius žodžius, tuo sėdo ant savo arklio ir bėgt. O sesuo ragana atėjus su išgalastais dantimi brolio ėst, žiūri jau tuščia, tik pelė in volą in lindo. Tai jį vyt. Išgirdo, kad jau atsiveja, jis mosterės skepetaitę užpakalį, jos stojo didelis ežeras. Toj ragana pakol perplaukė per tą ežerą, jau jis gana toli nujo. O jį ėmė greit vyt. Karaliūnas prijojo prie ąžuolvorio, ans pametė, kad jis bėgo nuo sesers, tas ąžuolų prikrovė ant kelio didelį kalną. Jį atbėgus pereit nėr kur, jį pakol išsilamino, tai karaliūnas vėl toli nujojo. Prijojo prie kalnaverčio, tas kalnavertis pajautė, apie ką darbas eina, pametė, kad jau atsiveja, tas tuo kalną apvertė ant kelio, ant to kalno kitą ir jau siekė debesis. Atbėgus ant kelio kalnai pereit negali, jį pakol persikėsė, tas karaliūnas prijojo prie saulės sesers. Paprašė, toj langą atidarė, jis per langą su arkliu šoko. Atbėgus toj ragana reikalavo, kad eitų brolis su jai svertis. Jei, sako, aš jį nuversiu, tai aš jį suvėsiu. Jei jis mane nustvers, tai jis mane galės užmušti. Ir stojo jiedu ant saikių. Tai ragana kaip įdėjo tik koją ant saikų. Karaliūnas
iškyla į dangų, o ta ragana saulė tol degino, kol iš jos